Šiandien su mumis sveikatingumo salos įkūrėja Aistė Bumblauskienė. Atlieka išsame organizmo diagnostiką, organizuoja motyvacinius bei sveikatos renginius. Taip pat yra Neolife kompanijos atstovė. Labadiena, Aistė, malonu tave čia matyti. Labadiena, labai malonu ir man čia būti. Taigi, kalbėsim apie tinklinę rinkodarą. Taip, tai dabar pasakyk, kodėl tinklinė rinkodara atsirado tavo gyvenime? Na, jeigu turbūt kažkas būtų paklausę apie tinklinę rinkodarą daugiau negu prieš 4 metus, turbūt būčiau pasakius, yra nesąmonė ir ta prasme apie tai net nenoriu girdėti. Bet įvyko taip, kad prieš 4 metus aš turėjau tiesiog sveikatos sutrikimų ir aš buvau iš tų žmonių, kur visą laiką ieškodavau kažko kitaip, aš nenorėjau vaistų, nes tikrai aplinkoje matydavau ir vyresnio amžiaus žmonės, kaip savo jau geria vaistus ir man tai atrodė labai baisu. Tai tikrai ieškojau alternatyvos ir tiesiog buvau skeptiškai nusiteikus, bet viena mergina man tiesiog sako, tu pabandyk ir jeigu tikrai neveiks, ta prasme, aš galėsiu tau grąžinti pinigus, man grąžinsi tą likusį produktą. Nu gerai, galvoju, kitos, tai yra galimybė pabandyti ir reikia tiesiog priimti kartais galimybės ir aš pabandžiau. Tai ko pasiekoje, aš po geros savaitės turėjau rezultatą ir buvau labai labai nustebus, kodėl tinklinio marketingo produktai, kuriuos žiūrėdavau šitaip skeptiškai, jie taip suveikia man. Na ir ką, ir pradėjau domėtis būtent, kodėl tie produktai yra veiksmingi, kodėl būtent Neolife kompanija jinai ypatinga tuo momentu man pasirodė ir kad jinai ypatinga šiai dienai galiu pasakyti. Tai va, taip ir atsirado dėl mano sveikatos sutrikimų. Susitvarkei sveikatą ir vis tik nusprendei likti šiame versle ir toliau plėtoti. Tai kas įtakojo? Na, turbūt viską likimas taip sudėlioja, kad Neolife kompanija atsirado būtent prieš karantino laikotarpį, kaip tik mumis, nes aš prieš karantiną, prieš Neolife dirbau grožio srity, grožio salone. Ir, karantinas padarė taip, kad mes tiesiog atsisėdom namuose pasėdėti. Ir galvoju, ką dabar darysiu, nes tai, ką valstybė mum finansavo, tai tikrai buvo labai maži pinigai tuo momentu. O vis dėlto, kai sakau, valgyti reikia, gyventi reikia, tai galvoju, ką daryti, ką nuveikti tokio, kad tiesiog galėčiau užsidirbti pinigų. Ir galvoju, pabandysiu Neolife tą galimybę, nes tai buvo puikus momentas, prasidėjo įvairūs seminarai online, ką mes galėjom daryti namuose, tai tiesiog mokyti, žiūrėti, klausyti, kviesti draugus ir visi tai galėjo daryti iš savo namų. Tai turbūt ir buvo tas mano ta didžiausia tokia staigi pradžia į būtent į tinklinį marketingą. Ir aš tada pamačiau, kad tas planas B Neolife man tapo tiesiog planu A gyvenime, nes kai mums leido grįžti į savo darbo vietas, į grožio saloną, aš supratau, kad mano sritis tai nebuvo pirmo būtinumo, kaip pasakyti, paslaugos žmonėms, ar ne, kurie imtų. Tai aš galvoju, kad tą minutę pagalvoju tiesiog, kad Neolife kompanija man davė daug daugiau. Ir tai yra puikia galimybė man dirbti, organizuoti savo laiką, kas man tikrai labai patinka ir aš esu nepriklausoma nuo nieko. Tai taip ir liko mano kaip verslo. Puikiai istorija, bet matai, susidėliojo taip, kad priversta buvai galvoti, koksgi čia tas planas B. Tai dabar pati buvaigi labai skeptiška, ar ne? Ir buvai prieš tinklinę rinkodarą, tinklinį marketingą. Dabar pati, kaip reaguoji į tuos žmonės, kurie taip pat yra skeptiški, būtent, ką tu siūlai? Pradžiai tai turbūt buvo tai, kad man buvo atradimas, tai žinokit, aš degiau noru, aš tiek norėjau visiems pasakoti, aš tiek norėjau visiems dalintis, aš norėjau, kad visi mane tiek girdėtų. Ir man buvo taip, kad visi nesąmonė ir aš
būdavo, kad atsėsdavau namuose ir galvodavau, kaip jie netiki, ta prasme, nu tai nuostabus produktai. Nes atrodo, kad viskas verčiasi iš vidaus tol, kol, kaip sakau, netėjo ta branda. Ir aš supratau, kad tiesiog žmonėm reikia duoti pasirinkti, žmonėm reikia duoti laiko. Ir ką galiu pasakyti, kad daugelis žmonių, kurie žiūrėjo skeptiškai į mane, į visą šitą tinklinį marketingą, į būtent tinklinio marketingo produktus, ar ne, vis dėlto jie mane vis tiek stebėjo ir buvo tokių, kurie netgi po 2 metų sako, nu davai, sako, nu duok kažką ir man. Sako, matau, kad jūs tikrai, nu, nei vaikai serga, nei vyras, ta prasme, nei tu, nu, ta prasme, mes gerai jaučiamės, mes energingi ir mato, kad žmonės aplink mane būriuojas, nu, ta prasme, į mano komandą ateina, ar ne, nu, aš važiuoju į tos seminarus, aš visur parodau socialiniuose tinkluose, tiesiog žmonės mane stebėjo ir vis tiek jie pakeitė. Tai, ką aš supratau, niekada nespausti žmonių ir tiems, kuriems tikrai labai reikės, kurie tikrai norės, tie ir ateis. Teisingas požiūris, taip. Dabar tarp mūsų visų, tarkim, skirtingų kompanijų yra, kaip ir vadintųsi, konkurencija, ar ne? Nu, mes, tarkim, aš vienoje kompanijoje, tu kitoje kompanijoje, kiti žmonės kitose kompanijose. Ir dabar kaip tu žiūri į tai, būtent į tą konkurencingumą ir kaip į tai, kaip pasakyti, kartais kolegos tą konkurencingumą traktuoja, na, kitaip, ne taip, kaip mes šiandien. Tai turbūt kaip atėjo ta branda dėl klientų, kurie nusprendė pirkti, taip ir atėjo pas mane ta branda dėl konkurencingumo. Ir aš kaip tik palaikau visus savo konkurentus, tie, kurie yra atėję tinklinį marketingą, nes aš žiūriu ne kaip į konkurencingą kompaniją, o žiūriu kaip į bendrą tikslą eiti tinklinio marketingo keliu. Tai aš juos labai palaikau, kad jie renkasi tą sąmoningą kelią, kad mato, kad tinklinio marketingo produktai, ta prasme, tai tikrai jie yra geri, kad tai nėra, kaip jis sako, piramidės, ten kažkokias sektas ir visa kita, kad tiesiog mato, kad tai yra, nu, viskas normalu. Tie žmonės gal, kurie kalba, būdami kompanijose kitose ir kalba priešingai ten, ar negražiai apie kitus, tai aš manau, čia kiekvienas žmogus pasirenka ir mato, kaip jisai prezentuoja savo kompaniją. Jeigu jisai prezentuoja savo kompaniją apjuodindamas kitą kompaniją, na tai galim ir patys įsivaizduoti, kokią jisai nuomonę turi ir apie klientus, kurie perka arba neperka, nes nu, lygiai taip pat jie gali kalbėti, kad jeigu neperka, nu, tai tiesiog parodo gal žmogus intelektą, tie, kurie, sakau, lipdami per kitų galvas, bando parduoti savo produktus. O kitas dalykas, tai aš labai gerbiu kiekvieną žmogų, kuris pasirenka kažkokią tai kompaniją, kažkurios kompanijos produktus, ar ne, nes mes visi esame skirtingi. Ir kas tinka vienam, tai nereiškia, kad tiks ir kitam. Ir lygiai taip pat netgi mūsų kompanijose, jeigu yra ten atskiros šakos ar nevadinamos, nu ta prasme, netgi ir tuos, sakyti, sako, yra tie tokie nesutarimai, gal kažkokias pavydas, nu, bet aš net ir čia labai gerbiu savo kolegas, kurie yra ten kitose gal šakos, nu ta prasme, tai yra ne mano rate, nes tai, su kuo bendrauja jie, gal man nesibendrautų man. Ta prasme, mes kiekvienas pritraukiam žmonės aplink save, kokie mes patys esam. Tai gal man su kažkuriam moterim, tarkim, nu, nesiriš kalba, mes nu, nerasim bendrų vizijų, temų ar kažkokių netgi pomėgių pas mus nėra, bet kitai mano kolegijai, kuri yra skirtingai šakoje, jai puikiai seksis, tai tik valio. Svarbiausia, kad žmonės eitų tuo tokiu sąmoningu keliu. Tai geras požiūris, taip, nes anksčiau, dabar tai kažkaip jau aš nesusiduriu su to, bet anksčiau vis girdėdavau, kad mūsų kompanija yra čia geriausias marketingo planas ir taip toliau ir panašiai, bet kiekvienas renkamės pagal savo vertybės ir kompaniją ir lyderį renkamės, turi, kaip pasakau, turi būti chemija tarp žmonių.
Tai ką dabar pati pasiūlytum tiems, kurie sako, kad tai yra neveikia, kad tai yra nesąmonė ir, na, kad tai neveiksminga ar panašiai. Ką pasiūlytum? Pirmiausiai siūlau pabandyti, nes dažniausiai sako tie, kurie nėra bandę Mhm. arba yra bandę kažkur kitur ir jiem tiesiog nesigavo. Nes dar kartą paantrinsiu, ką kalbėjau prieš tai, ar ne, kad gal tu pakliuvai į tą ratą, kur tiesiog tau tu nesijauti gerai, ar ne, ir tau netiko aura vidinė, nežinau, energijos nesutapo, biolaukai nesutapo. Tai tiesiog kartais reikia pabandyti daugiau, priimti tą pirmiausiai priimti galimybę, pabandyti vieną kitą kartą, tikrai nebūna, nėra niekur lengva. Ir dar vienas dalykas, toks gal ir patarimas kitiem, kad, nu, nesitikėkim tų greitų pinigų, nes visur reikia darbo, ar tu esi samdomam darbe, ar tu esi čia, nu, visur reikia įdirbio. Nes ką matau šiai dienai socialiniuose tinkluose, ne, būna postai grupėse. Ieškau tinklinio marketingo, kur ten nereiktų platinti, nereiktų ten neiškrišti už kažkokios pozicijos, nereiktų ten siūlyti, nereiktų reklamuoti, vienu žodžiu, nereiktų dirbti, bet gaučiau pinigus. Nu taip nebūna. Nu niekur nebūna. Taip pat ir samdomam darbė, nu tau nemoka pinigų už tai, kad tu pasidažai, pasipuošė, tai neatsisėdi ir sėdi ir nieko neveikia. Tai čia lygiai taip pat reikia įdirbio. Tik tiek, kad gal man tas platintojas, kaip dauguma sako, ne platintojas. Tai va, norėjau Neplatintojas. paklausti, kaip pati reaguoja į tą žodį platintojas, nes dažnai vat, girdim iš tų žmonių, kurie tiesiog nežino, kas tas tinklinis marketingas ir sako, kad ieškau darbo, bet platintojo nesiūlyti. Žinokit, aš gal to juoko formų, nu man tas platinimas, kaip lygų platinimas kažkoks tai, nu dabar prasme, man tai, nu, nesuvokiama yra. Kažkur kažkada turbūt buvo, bet dabar šiai dienai tai yra konsultantai, tai iš tikrųjų tai yra teisingiausias pasakymas turbūt būtų mūsų, ar ne, dėl to, kad kaip bebūtų, mes konsultuojam. Mes neplatinam. Yra žmonių, tikrai sutinku, yra, kurie labai stengiasi parduoti produktą, kad tik parduoti. Nu, išgirdo, kad ten, va, tarkim, kažkur ar parašė vitamino C nori, nu ir davai man, nu, bet mano gal yra ir darbo specifika kitokia, kad aš tiesiog žmogus išklausinėjau, būtent konsultuoju, dėl ko tau reikia, nu, ta prasme, ar tu dėl to, kad pamatei, kad kiti ten vartoja ir tau reikia, ar tai virusai kažkokie puola, tiesiog, kad imuninė sistema pastiprinti. Nes man labai svarbu yra žmogus rezultatas, kad jisai nupirkęs produktą gautų rezultatą, o ne tik, kad parduotų. Tai va dar vienas turbūt tas toks mūsų sukurtas visų mitas apie tinklinį marketingą, kad, nu, kad tik prastumti. Jo. Tai va tas ir yra, yra žmonių visur, tai bet kokiam darbė yra tie, kurie, kad tik atmestinai padaryti darbą ir kuo greičiau pasimti pinigus ir eiti namo. Bet, kai sakau, mano yra tikslas, kad mano darbas būtų rekomendacinis, ta prasme, mano atlygis tas toks, ir kad gavus rezultatą vienam, jis galėtų mane rekomenduoti kitiem. Ir va būtent ir nereiktų tada tų mokamų reklamų visokiuose socialiniuose tinkluose, užsakomų pas influencerių reklamų, kad va jinai pardavinė. Nu, aš esu va tos nuomonės, kad mes turim įti per rezultatą ir parodyti žmogui, kad tai yra tikrai veiksminga. Žodžiu, sukurti asmeninį brandą ir kad tave rekomenduotų. Teisingas požiūris, taip. Ypatingai dabar socialiniuose tinkluose labai aktualu ir lengva tai padaryti, kalbant apie save, apie savo veiklą, apie savo produktus ir gerus rezultatus klientų. Tai kur dabar tave galima rasti, kaip su tavim susisiekti? Aišku, nuorodos socialinių tinklų bus po šiuo video, kai jau mes išleisim į eterį, bet va dabar ir pasakyk, kur pati esi, kur ta sveikatingumo sala yra. Taip, sveikatingumo sala įsikūrė Šiauliuose, Aušros alėjai 39. Labai džiaugiuosi įkūrus šią salą, dėl to, kad turbūt kaip dirbdama Neolife kompanijai, ar ne, nori labai rezultato, tai lygiai taip pat noriu čia padėti moterims, turėti savo laiką, pamilti save.
Dėl to ir organizuoju renginius būtent skirtus moteriams, motivacinius, kad kūrybinės dirbtuvės, na, tiesiog tai ta sala man tokia, nežinau, aš čia taip gerai jaučiuosi ir moteris sako, kad labai gera čia. Mhm. Tai na, negalima rasti Šiauliuose, bet mes planuojam kai kuriuos renginius paleisti jau online, dėl to, kad mano renginiuose būtent renginius veda profesionalius lektorės ir tai mes planuojam su jom daryti ir online jau. Ir su biorezonansinė diagnostika aš važiuoju į kitus miestus ir būtent sveikatos temom irgi tiesiog pagal poreikį važiuoju per kitus miestus, taip pat skrendu ir į Angliją, Anglijai darbuojas taip pat. Tai va, labai džiaugiuosi žmonių to sąmoningumu paieškoti alternatyvios tos išeities Mhm. sveikatai. Aišku. Dabar dar grįžtant prie kompanijos ir minėjai, kai mes kalbėjom, kad kompanijoje tu gavai labai daug, ne tik kad sveikatą, bet ir tobulėjimo, vat papasakok apie kelionės tobulėjimą. Jo, turbūt prieš tai ir pamiršau paminėti apie visas keliones. Tai, kad kai atėjau į Neolife kompaniją, kai susipažinau, pas mane prasidėjo labai va, tas didelis tobulėjimas dėl to, kad seminarai online būdavo labai daug, tikrai mūsų lyderiai jie stengiasi atiduoti savo patirtį, viską, ką jie yra sukaupę, stengiasi pakviesti taip pat ir kitus lyderius iš kitų šalių, ar ne, kad perteikti tą visą informaciją. Ir taip pat Neolife kompanijos dėka aš turiu tikrai daug kelionių, labai daug kelionių. Dėl Mhm. to, kad kaip bebūtų į mano tą visą gyvenimą, kurį aš pasukau va, būtent karantino laikotarpiu, tai yra Neolife dėka. Jeigu nebūtų Neolife kompanijos, turbūt gal ir būčiau ne tiek įėjus būtent į tą sritį. Tai va, ir dėl ko Neolife kompanija, dar vienas dalykas, dėl to, kad kai aš pradėjau ją domėtis, man tiesiog susidėjo visi pliusai, neskaitant to, kad na, pas daugumą turbūt būna ten ir visų mokslininkų, kurie kuria produktus, bet man tai, kad jie produktus kuria ne per savaitę, ten ne per mėnesį, o tikrai užtrunka metus, kad tikrai dirba didelė mokslininkų patarėjų taryba, yra suburta ir kompanija yra jau 65 metai, kuri neturėjusi jokių teisminių bylų ir visų tų tokių blogų niuansų, ar ne? Tai man parodo tą tvirtumą, tvarumą tos kompanijos, tą tokį, nežinau, tikrumą. Ir nes tikrai nėra daug kompanijų, kurios būtų išlaikiusios tą tokį teigiamą reputaciją per tiek metų. Mhm. Jo, ilgaamžiškumas kompanijos yra labai svarbus, tai kalba apie pasitikėjimą, apie tikrai, jeigu būtų bloga kompanija, tai ji tiek metų negyvuotų. Ir be abejo, be produkto kokybiško ir gero, tai irgi niekas ilgai negyvuoja, joks verslas. Tai va, Taip, ir dar kas man labai patinka toj kompanijai, tai kad tai yra šeimos kompanija ir kada buvo mūsų įkūrėjas, jisai sulaukė garbingo amžiaus ir jisai būtent tą kompaniją perleido savo dukrai mhm. vadovauti. Ir tas yra, žinokit, iš kartos turbūt tik kartą einant ir tikrai, va, tarkim, net mano šeimoje, kas liečia, tai mūsų mažoji. Tai jinai sako, aš esu neolaifinė mergaitė, kuri tikrai jai labai viskas įdomu ir jinai labai daug jau žino. 6 metų būdama jinai daug žino jau ir apie vitaminus, kuriuos reikia gerti, kodėl reikia gerti. Ir jinai man padeda kartais net video padaryti. Na, puiku. Tai ką, ačiū tau labai už gražų pokalbį ir aš tikiu, kad perklausę mūsų šį video žmonės nuspręs, susisieks su tavim ir tiesiog jūs pabendrausit, ar jiems reikia Neolife, ar jiems nereikia, ar jiems reikia į sveikatingumo salą, ar ne. Tai ačiū tau labai ir tikiuosi dar susitiksim. Ačiū tau labai, Rima, už pakvietimą. Labai džiaugiuosi turėdama tokį nuostabų interviu su tavim.